Katažina, toks klausimas. Kaip bendrai gimė Build Dealo idėja? Galbūt, nežinau, gal buvo kažkokia istorija, pavyzdžiui, tarkim, statėjai su vyru namus ir kažkas nesigavo ir pagalvojo, kad noriu, kad kažkas aplengvintų gyvenimą. Na, istorija šiek tiek kitokia. Istorija prasidėjo nuo COVID laikų. Kai, čia šiaip yra įdomesnė istorija, jinai tokia ilga, aplamai, kai mes išėjome abudu iš samdomo darbų ir pradėjom ieškoti, ką mes čia galim padaryti ir panašiai. Tai čia buvo toks perversmų laikas ir mano vyras, jisai daugiau turi patirties statybose, jisai yra dirbęs prie to ir yra matęs tas problemas, su kuriuom žmonės susiduria ir panašiai. Ir tiesiog vieną dieną atėjęs namo, sako, turiu tokią idėją, gal pabandom kažką. Sakau, bet tai, aš ir statybos, tai čia kaip aš fotografė buvau, direktorė parduotuvės kažkada dirbau ir mažmenoj sukausi, sakau, man statybos yra labai svetimas dalykas. Bet ką, teko visko mokytis, visko klausinėtis, domėtis ir panašiai, ir kas iš esmės labai, labai gerai buvo, nes buvo tas laikotarpis, kai sėdėjom visi namuose uždaryti ir turėjom laiko tikrai, atrasti tam tikrus naujus dalykus ir panašiai, tai tuo ir užsiėmiau pagrindę ir, vis tiek tai yra paslaugų verslas ir dar toks, kaip ir negirdėtas. Šiaip mes vėliau atryšom, kad, buvo tokių ten statybos vadovų, kurie irgi kartais paorganizuodavo tas statybas ir panašiai, bet tokios kaip vienos įmonės, kuri tą darytų, mes niekur neradom tokių kaip konkurentų. Ir supratom, kad, kada ateis pas tave žmogus, ateis tada, kai jisai žinos, kas tu esi. Tai natūraliai teko išmokti naudotis Instagramu, save filmuoti, rodyti ir pasakoti apie statybas, kalbėti ir panašiai. Ko pasiekoje pradėjo rinktis sekėjai, pradėjo ateiti pirmi klientai ir niekada nepamiršiu to jausmo, kai atėjo pirmas klientas. Čia buvo kažkoks, ta prasme, žmonės pas mus ateina, kaip faina, veikia, galim daryti. Aišku, buvo visko ir pas mus irgi ir vidiniuose tose, nes vis tiek, čia yra vyro ir žmonos verslas, tai sakykime, mes nuolatos kartu, buityje, versle ir panašiai, tai tikrai buvo iššūkių apsitrinti ir suprasti, kaip mes čia kiekvienas veikiam kaip darbuotojas ir panašiai. Tai bet kažkaip pavyko tą pasidaryti su laiku ir tiesiog tas visas ėjimas per Instagramą, aš manau, kad žmogui sukūrė tokį ryšį ir dabar labai taip įdomiai būna, kadangi kai aš vedu tą Instagramą, aš vedu visus socialinius tinklus o vyras važiuoja visada į susitikimus dažniausiai ir pirmas klausimas, kur Katažina, ar jos nebus? Tai Katažinos dažniausiai nebūna, bet aš būnu kitose procesuose kažkur, kur liečia ten bendrauti su klientu ir panašiai. Aišku, manęs ten yra mažiau, aš pagrindę užsiėmu socialiniais tinklais ir tokių, kaip jau minėjau, tokių išnešimų labiau mūsų ir taip toliau ir kurti tą ryšį su žmogum. Tas iš tikrųjų yra žiauriai faina, kai pas tave jau ateina, kažkiek apie tave žino ir jau toks kažkoks jaučiasi, tas ryšys, toks šiltumas. Jo, tai nėra šalti žmonės, kurie visiškai nežinotų, kas tu, kaip tu ir ką. Tai va. Tai super, labai nuostabi istorija. Tai matot, kaip iš tikrųjų pandemija gali padėti, nežinau, kažko labai daugiau nereikia pandemijų. Daugiau nereikia. Bet matot, kaip būna sunku, tai yra labai geros galimybės. Tai pavyzdžiui, tau ir tavo vyrui atsirado galimybė, nežinau, palengvinti žmonėms gyvenimą. Tai yra labai nuostabu. Tai mūsų misija tokia ir buvo iš tikrųjų ir mes tą ir darome ir kaip aš sakau, nepaslaptis, kad statybos yra tokia grandinė žmonių, kur kiekvienas nori užsidirbti. Faktas. Tai mes labai nukatinam tą dalyką ir žmogus mums moka visiškai atskirai, grinai už mūsų paslaugą, o visus kitus dalykus jisai tiesiogiai apmoka meistram. Mes neturim jokio intereso ir aš visada tai labai skaidriai visur deklaruoju, kad jokio intereso nei iš rangovų, nei iš tiekėjų, nieko mes ten neturime ir grinai stengiamės užtikrinti tą geriausią kainą žmogui, kokį jisai galėtų gauti. Tai reiškia, kad bendradarbiaujat, nes aš galvoju, gal turit komandą kažkokią. Ne, mes bendradarbiaujame, mes turime atrinktus partnerius, jau patikrintus per laiką, su kuriais jau dirbame ir tikrai galim pasitikėti jais ir pasitikime ir klientai dažnai būna paklausę irgi tokio dalyko, pavyzdžiui, ar aš galiu savo meistrą kažkokį ten įterpti. Be problemų, bet praktika rodo ir paskutiniai irgi atvejai, kai žmonės pasisamdo kažką iš šono visiškai jų nežinodami ir panašiai, tai nukenčia finansiškai. Arba kažkokie aferistai papuola, kurie paima avansą ir dingsta ir tu ten nesužiūrėsi ir nesukontroliuosi kliento veiksmų, kaip jisai ten ką padarė. Tai mes labai stengiamės įspėti žmonės apie tai, bet vėlgi čia yra jų pasirinkimas, nori nudegti truputėlį, tai nudekit, mes tai galim, ta prasme, esam tikri savo partneriais ir labai svarbus dalykas, mes labai greitai reaguojam į problemas. Jeigu kažkas ištinka, o statybose tikrai visko būna,
tai klientas labai dažnai būna net nesužino apie tai ir mes jau stengiamės sutvarkyti viską be jo žinios, kad nebūtų to emocinio kažkokio ten šoko ir panašiai, nes vienam ten, kad spalva netokia atvažiavo, jau gali būti tragedija didžiausia ir jis jau ten kris ir rieks ir panašiai. Tai tokių dalykų tiesiog stengiamės nesakyti ir apsaugoti žmonės. O kitas dalykas ir mūsų meistrai labai greitai reaguoja. Jeigu žmonės apsigyvena jau namuose, kuriuos pastatė, ir kažkas kažkur neveikia, tai nebūna taip, kad atvažiuosim po pusės metų ten sausio 4 dieną ir panašiai. Tai labai greitai stengiamės viską sutvarkyti. Čia labai svarbu. Nenoriu mūsų girti, nes taip galbūt gali atrodyti, kad kaip čia viskas faina ir panašiai. Nėra niekur faina, bet mes tikrai labai daug savęs atiduodam tam, kad sukurti tą gerą patirtį klientui. Kai tu gyveni savo verslu, savo tą idėją, tai tu ir darai viską gerai. Ta prasme, ir čia nėra nieko Lietuva yra blogo. labai mažas kraštas ir taip, kad savo reputaciją susigadinti. Labai lengva. Taip, Ant 1-2. Taip. Taip. Tai paliekam Katažinos kontaktus arba gal netgi ir įmonės paliksim Build kontaktus aprašyme šio video. Tai gali drąsiai kreiptis, klausti ir nepamirškite sekti mus. Taip. Turtas 365.